Labas rytas. Nors galbūt jau labiau labanakt, nes pas mane jau vakaras. Ir šiandien noriu pakalbėti apie greitosios daugybos formulės. Daug kam tai atrodo keista tema, bet iš esmės tai yra daugianarių daugyba. Mes dauginam daugianarius ir turime galbūt labai lengvus, patogius būdus, kaip apskaičiuoti atsakymus lengviau, kad nereiktų dauginti kiekvieną kartą iš naujo visko, nes yra tam tikri metodai, kurie mums gali viską supaprastinti. Taigi, yra 3 greitosios daugybos formulės daugianarių, tai yra būtent, kai mes turime sumą pakeltą kvadratu, čionais, turime skirtumą pakeltą kvadratu ir dauginam sumą iš skirtumo. Labai gerai. Aš truputį parodysiu, kodėl tos formulės veikia, kaip jos atsiranda ir tada paspręsim kelis uždavinukus. Mūsų laukia daug smagių uždavinių, kokie smagus, baisus, keblus uždaviniai. Tai nesijaudinkite, mes juos visus įveiksime. O dabar trumpai, taigi, kas yra tos formulės greitosios daugybos ir kodėl jos veikia iš viso. Tai labai trumpai, kas yra tie daugianarių daugyba. Mes esam pratę, kad jeigu turim kažkokį skaičių, pavyzdžiui, 2x plus 4, tada 3x minus 6, ar ne? Mes tiesiog dauginame kiekvieną skaičių su kiekvienu. Reiškia, mes turim padauginti 2x kart 3x, tada turim padauginti 2x kart minus 6, tada turim padauginti 4 kart 3x ir tada 4 kart minus 6. Visom skirtingom spalvom pasižymėsime ir tada galėsime išspręsti. Fantastika. Ir mes tada dauginame, nuostabu, mes turime 2x kart 3x bus 6x kvadratu, 2x kart minus 6 bus minus 12x, fantastika. 4 kart 3x bus plus 12x, o kaip patogu, ir 4 kart minus 6 bus minus 24. Aš pažymėsiu skirtingom spalvom, būtent ką mes dauginame. Taigi, čia sudauginę geltonus gausime, o ne, žalius tai yra. Čia geltonus sudauginę, čia žalius sudauginę gausim šitą atsakymą, čia sudauginę šviesiai melsvus ir tamsiau šviesiai melsvus čionais. Taigi, mes sudauginame, kas panašios spalvos visgi, žalia ir ta šviesi, mes sudauginame kiekvieną skaičių iš pirmų skliaustų su kiekvienu skaičiumi antruose skliaustuose. Tai va, mes atliekam visą tą daugybą ir tada galim sutraukti panašiuosius narius. Nuostabu, labai gerai, šiuo atveju labai lengvas veiksmas, nes mes matome, kad minus 12x ir 12x išsiminusuoja arba susipliusuoja, viens kitą panaikina. Ir ką mes galim sutraukti beje, tai skaičius su tais pačiais nežinomojo laipsniais. Tai reiškia, x kvadratu visus sudedam, visus paprastus x ir tada atskirai skaičius, kurie yra be x. Tai šiuo atveju mūsų atsakymas bus labai paprastas. Mes gausime tiesiog 6x kvadratu minus 24. Kodėl? Vėlgi, nes šitie išsiminusuoja. Tai va, tai taip atrodo daugianarių daugyba, viskas su jie paprastai ir aiškiai, ir kažkuriuo metu mes gausime tokį veiksmą. Mes gausime, pavyzdžiui, x plus 3, aš patrauksiu savo kamerą iš šono, kad daugiau būtų vietos. Taip, kad neužstočiau. Taigi, 3 plus x kvadratu. Labai paprasta, ką tai reiškia, kad mes dauginam iš savęs 2 kartus. Tai reiškia 3 plus x kart, tai yra x plus 3 kart x plus 3. Mes dauginam iš savęs. Fantastika, viskas čia paprastai. Aišku, mes dauginam iš savęs, nuostabu, be problemų. Ir kaip ir anksčiau, mes dauginam x su x, x kart x bus x kvadratu, x kart 3 bus 3x, 3 kart x bus 3x ir 3 kart 3 bus 9. Mes sudėsime ir gausime x kvadratu plus 6x plus 9. Kodėl? Nes mes sudedame x-us. 3x ir 3x. Kodėl 2 kartus mes turim 3x-us? Nes pirmą kartą dauginam x iš trejeto, o tada trejetą iš x-o. Ir mes 2 kartus gausime 3x-us. Ir pamatysim įdomų dalyką, kad visada, kai mes turime
tą patį skaičių dauginam iš savęs, visą laiką viduryje sudėsime tuos pačius skaičius. Nes gausim tuos pačius skaičius. Ir mes šitą pamatę, pastebėję, mes galim supaprastinti formulę. Visų pirma, mes gausime x kvadratu, nes dauginam x su x. Tai nuostabu, mes tiesiog gausim šiandien gerai x kvadratu, tada 3x ir 3x, tai mes gausim 2 kartus 3, tai plus 2 kartus 3 kart x, nuostabu, ir tada 3 kart 3, tai plus 3 kvadratu. Taigi, ką mes turime? Mes turime x kvadratu, nes jį keliam iš savęs, dauginam x kart x, turime 3 kart 3, taip, 3 kvadratu, ir 2 kartus dauginame trejetą su x. Ir dėl to, būtent dėl to, mes gaunam šią formulę. A plus b kvadratu bus tiesiog a kvadratu ir b kvadratu, ir mes 2 kartus sudauginam a kart b. Tai 2 kart a b. Arba tiesiog 2ab. Fantastika. Visada gausime, čia kai keliam kvadratu, miršau kvadratą. Taigi, kai keliam kvadratu, mes a kvadratu gausime b kvadratu ir gausime 2 kartus juos sudauginę. Fantastika. Ir pastebėsite įdomų dalyką. Jeigu mes turėsime a minus b kvadratu, bus lygiai tas pats, nes a kart a bus a kvadratu, minus b kart minus b vis tiek bus b kvadratu. Ir tik tai viduryje, kadangi dauginam a ir minus b ir b ir minus a, tai mes atimsime 2 kartus a b. Fantastika. Taigi, labai paprastos formulės. Iš esmės, mes tiesiog a kvadratu gauname ir b kvadratu gauname ir arba jų abiejų sandaugą 2 kartus pridedam, arba jų abiejų sandaugą 2 kartus atimam. Parodysiu pavyzdį. Jeigu mes turime 4x plus 3y, nuostabu, ką mes gausime, apibendrindami, mes gausime 4x kart 4x bus 16x kvadratu. Nuostabu, tada gale aš iš karto prisirašysiu 3y kart 3y, tai bus 3 kart 3 bus 9, 9y kvadratu. Ir tada viduryje 4x kart 3y bus 4 kart 3 bus 12 ir kart 2 dar, nes čia dar dauginam viską iš 2. Taigi 4 kart 3 12 ir dar kart 2 bus 24 ir x kart y gausime xy. Iš esmės, mums yra svarbu sudauginti skaitinę dalį ir raidinę dalį. Taigi, labai svarbu pabrėžti. Skaitinė dalis tai yra skaičius, kai mes keliam kvadratu, tai yra 4 kart 4 bus 16, x kart x bus x kvadratu. Paprasta. Čianais 3 kart 3 bus 9 ir y kart y bus y kvadratu. Mes sudauginam iš savęs. Skaičių su skaičiumi, raidę su raide. Ir tada tarpusavyje ir viską padauginam iš 2. Nuostabu. Jeigu čia būtų atimtis, pavyzdžiui, 4x minus 3y, mes gautume tą patį. Mes gautume 16x kvadratu, tenais galia vėl 9y ir mes vis tiek pridėsime, nes minusas kart minusas bus pliusas ir viduryje gausime minus 24xy. Jėga. Ir dabar duosim porą uždavinių prieš einant prie trečiosios formulės. Taigi, keli uždavinukai, kur mes jas pametėm čianais, va. Jeigu jums bus duotas uždavinys, kur yra jau duota formulė, reikia jums atpažinti, atsakymas reikia atpažinti, ką mes sudauginam. Pavyzdžiui, bus parašyta, įskaidykite dauginamaisiais. Arba iškelkite, suskliauskite ir panašiai. Arba parašykite sumą kvadratu.
šiuo atveju. Taigi mums reikia atpažinti, kurie iš šių skaičių yra pakelti kvadratu. Mes jau žinome, šituo atveju mes jau žinome, kad mes ieškome tiesiog sumos kvadrato. Kad mūsų atsakymas bus a plus b kvadratu. Kad mes ieškom būtent tokio užrašymo. Mes ieškome, ką pakelia kvadratu, gausim šitą atsakymą. Nuostabu. Ir mes ieškom, kurie skaičiai iš šitų gali būti kvadratai. Pavyzdžiui, ką padauginę iš savęs gausim 12xy. Na, yra toks skaičius, bet bet tai nėra tai. Už tai mes matome 4y kvadratu. Mes visai galim žiūrėti į y arba x laipsnius. Mes ieškom kvadratu. Aha, y kvadratu. Fantastika. Manau, kad čia gali būti pakelta kvadratu. Ir čia gali būti kažkas pakelta kvadratu. Nuostabu, tai aš galiu taip ir užsirašyti. Jeigu norim sukelt atgal į skliaustą, mes darom priešingą veiksmą. Mes prieš tai kėliam kvadratu, mes iš esmės traukiam šaknį. Taigi, ką ištraukia iš y gausime? Iš 4y. Tai mes turėsime iš 4 traukiam šaknį, bus 2. Ir iš y kvadratu traukiam šaknį, bus tiesiog y. Ir tada turime x'us, tai mes pridedame, nes čia yra pliusas, čia visur yra pliusai, nėra neigiamų skaičių. Tai 9 bus 3 kart 3, tai 3, ir x kvadratu bus tiesiog x. Ir mes viską keliam kvadratu. Viskas. Mums reikia atpažinti, kaip mes gaunam šituos kvadratus. Ką mes pakėlę kvadratu, gausime šituos kvadratus. Ir atsakymai gali būti, arba pavyzdžiui, gali būti 3x plus 2y kvadratu. Mums jokio skirtumo, nes čia yra sudėtis. Sudėtis viskas nuostabu, mums neaktualu. Gerai, bandome toliau. Ir kitas mūsų labai nuostabus vėlgi uždavinys. Ir taip, net jeigu čia būtų ir minusas, mes nesvarbu, kurį iškotemam, nes vis tiek keliam kvadratu. Puiku, čia mes vėlgi ieškom, kas yra pakelta kvadratu. Vėlgi rekomenduoju, žiūrėkime į nežinomojo laipsnį. A ir b kvadratu yra labai aiškus, mes turime nežinomojo laipsnius, fantastika, ir čia yra minusas. Reiškia, mes turėsime atimti sandaugą. Taigi, ištraukiam šaknį iš 4a kvadratu, tai mes gausime, gerai, iš 4 šaknis bus 2, iš a kvadratu šaknis bus tiesiog a, ir vėlgi, kadangi čia yra minusas, tai mes turim atimti. Šaknis iš b kvadratu bus tiesiog b. Va. Mes tiesiog randame, ištraukiam šaknis, kad gautume, ką turim sudėti arba atimti skliaustus, kad būtų atsakymė tai, kas mums parašyta. Vėlgi, čia yra minusas, nes atsakymę mes atimam. Puiku, šaunu. Ir važiuojam dar porą uždavinukų ir eisim prie trečios ir mano manymu smagiausios taisyklės, smagiausios greitos daugybos formulės. Taigi, vėl ieškom, kas yra kvadratai. Nuostabu, čia ir čia akivaizdu, nes yra x kvadratu, m kvadratu ir n kvadratu. Mes sudauginsime juos. Taigi, ką mes šiandien darome? Mes vėlgi, čia yra mūsų viduriukas, mes jį gausime šiaip ar taip, jeigu mūsų prašo parašykite sumą arba skirtumą kvadratu, reiškia tikrai bus suma arba skirtumas, tai mes realiai į čia žiūrim. Mes čia dėsim po to pasitikrinti, ar tikrai gaunam tokį skaičių. Taigi, ką aš darau? Aš traukiam šaknį iš 4m kvadratu, tai mes rašome, šaknis iš 4 bus 2 ir m, nes m kvadratu, tiesiog m kart m bus kvadratu. Tai mes patikrinkime, ar tikrai 2m kvadratu bus 4m kvadratu. Nu, jeigu viską pakelsim kvadratu, taip tikrai gausim tokį atsakymą. Nuostabu. Ir tada 25n kvadratu, fantastika, bus 5n. Ir netyčia neparašykite sudėties, gerai? Kodėl neparašykite sudėties netyčia? Nes atrodo, kad čia pliusas. Bet čia yra minusas. Gerai, mes čia žiūrim, čia yra minusas, reiškia, mes turime visgi nepridėti, o atimti. Gerai, šaunu. Ir vėlgi nesvarbu, ar mes rašom iš pradžio 2m ar 5n, ką iškotemam, jokio skirtumo. Kad ir kaip būtų įdomu, jokio skirtumo. Atsakymas bus tas pats. Ir čia nepamirškim kvadrato. Na ir paskutinis iš šitų. Ir šitas man patinka uždavinys, nes jeigu aš paklausčiau, kurie du skaičiai yra pakelti kvadratu, kai kas sako, nu tai aišku šitas ir čia, nes čia yra x-as.
atsargiai. Ką mes pakėlę kvadratu gausim minus 4? Minus 4. Mes nieko negausim pakėlę kvadratu, realiųjų skaičių aibėje, minus 4. Bet 1 mes gausim pakėlę 1 kvadratu. Ir tai yra mūsų kvadratas, vienetas šiuo atveju. Taigi mūsų atsakymas bus 1 minus šaknis iš čionais, tai bus 2x kvadratu. Na va, toks yra šis sprendimas šios greitos daugybos formulės. Na ir paskutinė mūsų greitos daugybos formulė, toks ilgesnis video bus, jaučiu. Taigi, ką mes darom toliau? Mes atrandam šitą formulę, kuri mano manimu atsakymas yra pats lengviausias iš visų. Gerai, kodėl? Žiūrėkite, jeigu mes turime x plus 3 ir x minus 3 ir juos sudauginame, ką mes gausime? X kart x bus tiesiog x kvadratu, nuostabu, x kart minus 3 bus minus 3x, nuostabu, gerai, 3 kart x bus 3x ir 3 kart minus 3 bus minus 9. Ir mes matom, kad vėl čia mes galim atimti vieną iš kito ir gausime tiesiog x kvadratu minus 9. Ir pamatom įspūdingą dalyką. Pala. Mūsų atsakymas yra tiesiog šitas skaičius pakeltas kvadratu ir realiai 3 pakelta kvadratu ir įrašytas minusas. Taip ir bus. Mes bet kokią šitą veiksmą galime žiūrėti, jeigu bus, pavyzdžiui, netgi tokie 3x minus 7, ar ne? Ir 3x plus 7, vėlgi nesvarbu eilės tvarka, pirmą sudedam skliaustuose, mes tiesiog gausime 9x kvadratu, nes pakeliam kvadratu ir 7 kart minus 7 bus minus 49. Ir viskas. Labai gerai, greita paprasta daugybos formulė. Taigi aš jas visas užrašysiu į vieną vietą ir po to įkelsiu. Va. Tai va, ir trečia mūsų formulė bus šita. Aš tiesiog pamėtų čia, padėlioju jas. Taigi mūsų trečioji. Ir mano manimu paprasčiausia bus a plus b ir a minus b bus lygu a kvadratu minus b kvadratu. Taigi, žiūrėkite, arba mes turime ilgesnį atsakymą ir trumpesnę pradžią, taip, arba ilgesnę pradžią ir trumpesnį atsakymą. Galbūt tai padės kažkam atskirti. Na ir greitai veikiame kelis uždavinukus. Vėlgi, mums tai reikės atpažinti kvadratus ir rašys skliaustuose. Labai bus lengva, žiūrėkite. Pavyzdžiui, kur čia mūsų tai uždaviniai, bet mums tai reikia atpažinti kvadratus. Taigi, ką mes čia turime? Nuostabu, tai ištraukiam šaknį. Taigi, iš 4 ir skaičių, ir raidę. Ir skaitinę dalį, ir raidinę. Taigi, iš 4 ištraukti šaknį bus 2. Taip. Ir iš x kvadratu bus tiesiog x. Fantastika. Čionais tiesiog y, nes y, kad y bus y kvadratu. Taigi, plus y ir 2x minus y. Vėlgi, nesusipainiokėm, ne kvadratu kažkur, o dauginam sudėti ir atimti. Ir vėlgi, kurį skaičių mes sudedam ir atimam, nes vienas nesikeičia, tai tą, kuris turi minusą, mes sudedam ir atimam. Ta, kuris yra su minusu. Ir viskas, labai paprasta. Paunam kitą. Atrodo sunkesnį, bet iš tikrųjų nėra sunkesnis. Ką mes pakėlę kvadratu gausime 1,44. Na, mes mokam mintinai, tikriausiai, kad 144 yra 12 kvadratu. Tai mes tiesiog, 12 kvadratu, būtų 144, bet tai yra 2 skaitmenis po kablelio. Reiškia mūsų prieš sandaugų, priminsiu, 1,2 kvadratu bus 1,44. Nes mes dauginame, vėlgi, 1,2 kart 1,2, 2 skaitmenis po kablelio iš viso, tai ir atsakymė bus 2 skaitmenis po kablelio. 1 ir 2. Gerai? Tai dėl to mes turėsime 2 skaitmenis po kablelio.
Tai šiuo atveju mes, jeigu turime atsakymę 2 skaitmenis po kablelio, tai mes turime sandaugą turėti tik tai 1 skaitmenį po kablelio. Taigi čia x ir vėlgi plus, vėlgi, ar mokam mintinai, gal, tai yra 1/2 y ir tada dauginam iš 1,2x minus 1/2 y. Taigi, vėlgi, jeigu yra kvadratas, mes ištraukiam šaknį. Nuostabu, gana paprasta, einam prie smagesnių. Šitas nėra iš esmės sunkus. Reikia tiesiog neišsigąsti. Ką mes čia mes? Nėra skaičių, nėra skaitinės dalies, tai mes tiesiog raidinį ištraukime. Mes sumažinam per pusę laipsnį. Gerai būtų, pavyzdžiui, tenais, jeigu čia nes, negi pažiūrėk, pasunkinsiu jums uždavinius, nes jūs esate protingi žmonės, 6 ir 4. Pasunkinkim. Mes ištraukiam šaknį, reiškia dalinam per pusę laipsnį. Tai bus x3 y2 plus 7 ir x3 y2 minus 7. Štai kaip atrodo mūsų veiksmai. Tikiuosi šiek tiek aiškiau. Na ir, nes, vėlgi, traukiam šaknį, 7 ir plus ir minus 7. Na ir paskutinis, šitas visai smagus šiek tiek. Vėlgi, atkreipim dėmesį, mes turim skaitinę ir raidinę reikšmę. Ir šiuo atveju pirmas skaičius yra minusas. Tai mes jį atimsim ir pridėsim. Todėl aš pats mėgstu pradėti nuo teigiamo skaičiaus. Rekomenduoju jums, bet kaip norite. Parodysiu skirtumą po to. Taigi, pradėkime nuo šito. Ištraukime iš 100 šaknį. Tai bus tiesiog 10. Gerai. Ir iš z kvadrato tiesiog z. Ir tada plus 7, nes iš 49 skaitinė dalis x, y ir tada 10z minus 7x, y. Viskas. Jeigu norėtumėt pradėti nuo minuso, tai jūs ir pradėkit nuo minuso. Minus, arba nuo pliuso, bet 7x, y plus 10z ir minus 7x, y plus 10z. Taigi, keičiasi ženklas to skaičiaus, kuris yra su minusu. Gerai? Čia dėl to keičiasi čionais. Tai tiek. Tokia mūsų ši graži, puiki tema. Tikiuosi, kad truputį aiškiau. Iš esmės yra tik 3 kitos daugybos formulės. Labai paprasta. Atpažinkite. Jeigu yra atsakymas ilgas ir viduryje yra pliusas, reiškia mes sudedam, viduryje yra minusas, mes atimam, jeigu tik 2 skaičiai, tai mes atimam ir sudedam sandaugoje. Viskas. Ačiū tau, kad mokysi, sėkmės su šiais uždaviniais, tikiuosi šitą temą bus žymiai aiškesnė. Dabar tikrai labanakt.